Nu, draugai, labas. Pagaliau. Jums tikiuosi irgi džiaugsminga diena. Sugrįžau po ilgos pertraukos. Pas mane kontentas tai kaip rublis prie Putino. Tai žemyn, tai aukštyn. Bet sugrįžau. Pernai metais tikrinom vieną upelį. Pasitvirtino, šiais metais tikrinsim kitą. Tikiuosi surast gelžgalių metalų, tiesiog juodo metalo. Net nežinau, ko čia ir daugiau. Tai judam pirmin ir persirengiam, varysim į vandenį. Pasiruošiau. Varom į vandenį. Nu čia tai kojas galima įsisukint. Tada reiktų pareiti kažkaip be kojų, būt reikalų. Nemažai geležinkelio infrastruktūros yra, tai normalu, čia tų signalų tikrai daug, bet imam stambius ir didelis. Per giliai po akmenim. Juk sakiau, kad bus juodo metalo. Yes! Nu, bent kol kas tai upelis nėra toks malonus. Iš tikrųjų, žiauriai klampus, belia kaip. Tokiai signaliukai. Kem 6. Didelis daiktas. Ir vėl laikas traukti. Vietas pasitvirtinus. Faktas. Pasitvirtinus. Tik tais nesitikėjo, čia tokia yra kaip ir bebro užtvanka, gal nežinau, gana jaučiu gilu. Pažiūrėsiu, kaip ten praeisiu. Čia dar va iš molio. Sako šlamšto iš molio. Masyvaus. Ištraukiau. Bet taip pat, kad kažko kol kas rimtesnio ne, bet signalų tai tikrai skirtinai daug. Ne taip, kaip kartais kitose vietose. Kokia gana tvirta skarda, bet tikrai karo mačius jinai. Šitaip pat lapatota, 100% karas. Šiaip tai įtariu, kad griauti čia kažkur netoliese. Tai nėra labai didelio malonumo. Ir signalų. Tas, kad Contribui susikūrė, tai nereiškia, kad YouTube'o nebelieka mano. YouTube'as lieka ir jisai funkcionuos. Ir dar tikiuosi padaryti kažką įdomesnio. Mažiau galbūt bus MD, bet bus ir to. Tiesiog daugiau į kažkokias karinių vietų tripus, į istoriją, į kolekcionavimą bazuotis. Norėčiau ant YouTube'o žodžiu
kontentas bus ir netgi šiek tiek išskirtinis, bent planai tokie, bet lygiai taip pat reiškiasi, ateikit, neišeikit, kvieskit draugus, žodžiu, visi kartu. Kurkim turinį visi kartu. Iš esmės taip norėjau pasakyti. Čia kažkas tai būtų žiauriai faina. O, lietus, bet saulė šviečia. Belia kaip įdomiai. Nežinau, ar čia gruntas raudonas, ar čia raidės raudonas. Skarda sena. Nu, skardų tai jau visur, aišku, yra. Bet fainumas, ne? Nu, po tiek laiko išėjus iš tikrųjų skarda. Nežinau, ar ten matyt. Skarda, nežinau, čia gruntas, ne gruntas, dažai. Raidės galbūt galėjo būti rašytos kažkokios. Nu, žiauriai faina. Opa. Tulpė. Tulpytė. Oi, aš dusau net. Nuo kokio brytę žinot? Nu, aišku, žinot. Katiuša. Katiušenka. Graži tulpanas gražus. Atskaitykit, iki va šito sukyla vanduo. Pavasarį viskas sunešta tokiam aukštį, reiškiasi, iki čia sukyla vanduo. Čia būna gerokai virš galvos, čia neįmanoma prieiti. Čia užtvanka, nu, gal ir nėra grynai užtvanka, bet kitapus šito rasto ten gilu, nu tai kažkaip ir nesinori per čia lipti ten į gylį. O per aplinkoje peit, tai laukinių bičių belenkiek. Nu, aš negaliu pasakyti, ar tikrai jos laukinės, bet zvimbia net girdisi. Ai, tarp kitko dar čia kažkoks lavonėlis guli. Bebras gal, ar žiurkiai, ūdra, žodžio. Tai kažką reikės daryti, tiek kažkaip apsėti reikės. Daiktą praėjau, pralipau gana neblogai. Ir va čia. Kur čia dabar? O. Labai geras signalas. Bandyti reikia pasižiūrėti. Va tokie va upelių radiniai. Normaliai. Ir iš tiesų tai čia tikrai baidariai neplaukia. Realiai vieta gana sunkiai prieinama. Tai greičiausiai atplaukia iš kažkur toliau, bet vis tiek. Ir kaip ir bent prisidedu kiek galiu prie valymo. O taip, tikrai neblogas signalas. Achuienas. Reikia traukti, pasižiūrėti, kasgi ten. Kažkokia nesąmonė. Nu, šiaip nesąmonė, aišku. Šiaip metalas
Aš net galvoju, ar ne aliumas koksai galėtų būti. Aliumas teisybei. Puodas gal aliuminis. Nu, šiaip gal kaip bebūtų. Įdomu, bet kuriuo atveju. Nu, kažkokia aliumo nuolauža. Signalo garsas. Visa kita. Kartais iš tikrųjų vatupiai gerai, kad daug kur kastuvo nereikia. Ta prasme, ką aš darau, tai su ranka pravėdokliuoju, ar kaip čia tai pasakyti. Ir automatiškai su vandens srove išsimuša žemės akmenukai. Tai jei tai nėra didelis daiktas, tai kastuvo net ir nereikia. Gali realiai su ranka be didelių pastangų iškasti. Nu, kebra. Pjūkliukas truputį toks nemažas. Nežinau, ar matysis, aišku, aš ir pats nedidelis, bet iki kokio pjūklėlis, a ne? Kaip manot, kokio laikotarpio sovietmetinis ar ankstyvesnis? Šiaip gana dar toks lankstus dar ganėtinai. Pagal paskirtį abejoju, ar panaudosiu jau. O man tai baisiausiai vaikščioti tokiose vietose, kur va tokį urvelį gyvena. Urvelį gyvena, kažkas tokiuose urveliuose gyvena. Ta prasme vaikšta ir jei negilu, tai dar gerai, bet jeigu gilu, nežinai kas po kojom tavo, tai vienam toks nelabai smagu. Smulkų signalą. Skamba kaip monetos. Va. O. Kasgi čia? Kažkoks ženklelis, dėl tar skambėjo, nes aliumas sovietinis. Kažkokios turbūt vietovės. Nu gerai, gal nesimsiu skaityti geriau. Sovietmetis čia nebus kažkas tokio įspūdingo, bet blemba man žiauriai keista. Realiai gyventojas artimiausias, nu, už kokių 3-5 kilometrų. Nu, tai kaip toks ženklelis kažkokioj vietoje, absoliučiai. Kažkokioj atsiranda visiškai, va, prašau, vietovė. Kaip atsiranda, kaip ką, va tas yra ir įdomu. Žavi labai. Atrodo, kaupėsi lietus. Nu, dar kažkoks metaliuks. Čia kažkokie dantukai. Greičiausiai, nu, manau, kad žemės ūkio technika greičiausiai. Gana stiprus, tvirtas metalas. Gal ne taip senai ir įmestas. Ui. Ups. Aha. Tikiuosi, kad savininko bent jau šalia nerasiu. Nenorėčiau tokio malonumo.
Ui, dar sveria metalas. Neaišku, labai netaisyklingai išpjautas. Tai kažkoks belė koks reikalas, bet svorio turi. O duobė iškast reikėjo tai milžiniška. Ups. Taip, po vandeniu duobė žiauri. Ir tikrai po vandeniu kast, kai atgal sugrįžta, tai žiauriai sunku. Nieko gero radinių iš tikrųjų ir jum neparodžiau. Toks bele kokia diena. Bet vis tiek sumontuosiu, kaip bebūtų. Tai va, bet prasidės sezonas. Normalus. Bus visokių fainų reikalų. Aš manau, kad kažką sukonstruosim. Tuomsyk, iki. Pasimatysim, greitai pasimatysim. O dabar bandau nusigauti iki vietos, iki mašinos.